Sveiki visi, noriu nufilmuoti šį video apie savo siuvinėjimą rugsėjo mėnesį. Tai va, pavyko pajudinti nemažai procesų, taipogi padaryti rudeninius startus, kur sukūriau video, ir padaryti 2 pabaigtukus. Tai šiame video parodysiu pabaigtukus, procesus kelis, magnetukų kolekciją ir savo pirkinius. Jeigu jums įdomu, likit su manim. Tai va, bandžiau tokią rotaciją. Jos esmė yra tame, kad susirašai iš anksto procentus kažkokius, kokie šauna į galvą, ir siuvinėjai savo procesus. Prieš tai susirašai, kiek originaliai buvo procentų. Tai kaip jau baigi siuvinėti, tarkim 10% ir užspalvini tam tikrą spalvą ir perkeli į tą namelį ar į traukinuką. Ir tikslas yra užpildyti visą namelį, visus tos procentus. Tai va, man kažkaip pritruko, man atrodo, po 5% kelių darbelių, matyt, arba netitiko tie procentai. Tai va, tai kiek darbelių pajudinau, tai siuvinėjau 18 000 ir pajudinau 9 darbus ir padariau 4 rudeninius startus. Tai va, tai parodysiu. Kitas mažas darbelytis pabaigtas, tai būtų Lanarte 2 angeliukai, tokie Rafaelio kurto paveikslo su Madona, yra tik tai fragmentas, jie sėdi jo apačioje. Populiarus vaizdas, kurį visur gaminam ant marškinėlių, ant puodelių, ant lėkščių. Na, toks, skaityčiau, turistinis. Tai va, jis atkeliavo ir į siuvinėjimo pasaulį. Lanarte išleido tokį nuostabų rinkinuką keliais kryželiais pasiekiama angeliuko oda, jų sparneliai. Tai va, galima pasijuokti iš manęs šiuo atveju, kai aš sakiau, kad va, skaitysiu instrukciją, labai atidžiai perskaitysiu, dar video girdėjau, kaip sakiau. Aišku, neperskaičiau pagrindinio dalyko, kad čia turi būti siuvinėjama vienu siūlu, nors yra, man atrodo, netoks jau smulkus kauntas, tai gal 32 arba, 27, neskiriu aš tų kauntų, 27 jų dažymo evos. Tai aišku, siūlų man pritrūko, teko imti iš savo sandėliuko. Vienas siūlas buvo labai ypatingas, negavau jam atitikmens, tai jau buvo, taip yra kaip yra jau, tai kitaip įsiuvinėjau. Žodžiu, atsargiai, reikia būti atidiems su siūlų skaičiumi, visą laiką pasitikrinti, kartais gali jūs nustebinti tas skaičius. Tai va, tokie nuostabus angeliukai ir tai mano pabaigtukas. Apipavidalinau tiesiog ant kartonėlio ir galima laisvai imti ir kažkur pasidėti lentynėlėje ar kažkur įtempiau siūlais. Tai va, tokie angeliukai. Pabaigiau All Forest Embroidery Mushrooms and Toadstools nemokamą projektą. Tai va, čia ta kompanija šiaip leidžia nemažai tų nemokamų projektų. Visokiausių skirtų, pavyzdžiui, buvo pelėdom, buvo skirta istorijom, kaip Alisa, burtininkas Ozo šalies, man atrodo, po to galbūt piratų tema, gėlių tema, na, tai įvairios temos. Tai va, šis grybų siuvinėjau ant savo dažytos eidos. Manau, šį kartą man labai įdomiai pavyko nusidažyti tokiais plemeliais. Man atrodo, aš dažiau mažame puodelį, sulamdžiusi šitą gabaliuką, čia 18 kauntas. Siuvinėjau savo turimais siūlais, siuvinėjau gal šiek tiek per ilgai, bet nieko, pradžioje labai patiko, po to jau lėčiau sekėsi. Čia kaip visada, kai pradedam, mes visada
skuba, mums patinka, o po to jau sulėtėjom. Kas patinka, tai aišku, valgomi grybai labiausiai, ypač atrodo šitas krepšelis. Atrodo smagiai. Šitie kelmučiai, gal čia kelmučiai. Tai va, ir šitos voveraitės, jos turi tokį ornamentą. Na, nevalgomų grybų yra, man atrodo, mažiau. Taip ir smagu, kad apačioj jau yra nebe voveraitės, o musmirės. Ir toksai raštas, motyvas toksai. Siūlus pradžioj gal žiūrėjau, kad jie tarsi imituotų pasikeičiantį siūlą, ne vienodo dažymo. O po to tiesiog jau pavargau ir tiesiog kaip man atrodė. Tai va, tai džiaugiuosi, kad pabaigiau, norėjau padaryti banerį angliškai arba kažkaip pavidalinti su medžiaga, bet nieko, neprieinu prie siuvimo mašinėlės vis. Tikiuosi tai padarysiu, gal bus įkvėpimas. Tai va, džiaugiuosi, kad pabaigiau. Rugsėjį šiek tiek pasistumėjau ant savo projekto Enchanted Horses pagal Birch motyvus, Laurel Birch motyvus. Nuostabus arkliukai, labai gražus dizainas. Tai va, pradėjau ant permino, kuris buvo duotas, tai jau geriau būtų čia Aida, nes nieko man nepavyko, čia labai prastai matau aš jau, suprastėjo gal rega. Tada pasiėmiau savo dažytą kanvą, irgi 18 kaunto, gal netgi sumažėjusią nuo dažymo. Ir man nepatiko, kaip gulė kryželiai, jie negražus, neteikė malonumo siuvinėti. Tai va, ir karoliukai stumdės, negaliu visų karoliukų laisvai sudėti. Tai ką, nepatiko, tai ką dabar daryti? Tai aš pasiėmiau, va, 14 kaunto ir sau siuvinėjau. Va, kaip man smagu. Tai išsiuvinėjau čia kokius 700 kryželių ir jau karoliukus darau, nors parašyta instrukcija karoliukus prisiūti tik tai po to, kaip išsiuvinėjimas siūlas, bet jeigu aplinkui jau nėra, jau nebus siuvinėjimo siūlais kryželių, tai aš drąsiai pridedu iš karto karoliukus. Labai gražus vaizdas, džiugina akį, kai siuvinėjai. Į vieną ženkliuką aš įdedu metaliko siūlą, tai dėl smagumo tik į vieną ženklą. tą šviesų, gal matosi šiek tiek blizgės. Taip, galvoju tik šviesiam arkliukui, tai galvoju, tas ženkliukas, žiūrėsiu, man atrodo, bus tik ant šviesaus arkliuko toks šviesus ženklelis, šiek tiek atsišviečia. Tai va, magnetukas labai deras tom vaivorykštės, su tais vaivorykštiniais karčiais. Labai džiaugiuosi, kad man teikia malonumą ir tokią gelsvą kanvą, va, kad radau. Tai va. Tikiuosi, užteks vietos ir bus labai gražus darbas. Siūlų tiesą aš jau pasipildžiau iš DMC savo turimo sandėliuko, kad tikrai užtektų. Tai va. Nuostabus progresas, 800 kryželių ir antras, jau trečias restartas, taip irgi būna. Bet manau, kad siuvinėjimas turi teikti malonumą, turi patikti tavo kryželiai pagal savo būdą, pagal tai, kaip tu matai. Tai va. Džiaugiuosi ir dabar arkliukai tikrai išsisiuvinės. Tokiam vokelį gyvena mano Lanarte projektas. Puokštė puodelyje. Oficialiai vadinasi Pink Blush Bouquet. Šviesiai rožinė puokštelė. Tai va, šį mėnesį pavyko
siuvinėti apačioje ir užsiuvinėjau virš 800 kryželių, padariau šią astrą ir šiek tiek foną. Tai va, tikslas iki naujų metų pabaigti, tai po truputį stumsiuos į priekį, siuvinėjimą ant permino, bet kadangi jisai baltas, tai puikiai viskas matosi ir galiu gražiai siuvinėti. Tai va, nelengva, nes kryželiai labai išsimėtę. Dar uogytės kažkur papildžiau, tai čia tokios gražios tos uogos. Bieso nebus daug, jisai va tik ant šitų gėlyčių, man atrodo, čia regis jo nebus niekur. Tai va. Džiaugiuosi, kad juda šis projektas, kad ir nelengvas, nenumetamas ir bus išsiuvinėtas. Jį buvau ištraukusi savo burtų keliu iš visų savo turimų rinkinių, kasmet traukiu po kelis, kuriuos būtinai turiu startuoti, kad naudočiau savo rinkinius. Tai va. Ką darysiu, tai pabaigsiu šią astrą ir keliausiu į dešinę siuvinėti rankenėlę. Ir viską, kas ten yra. Kaip ir kiekvieną mėnesį siuvinėjau kojinę, tai šį kartą pasiuvinėjau 1100 kryželių, pasiekė 80%, 1200 ir pusisiuvinėjo kulnas. Pilnai dovanos, štai visą 4 dovanėlės padariau biesą, visą laiką biesą darau taip, kaip atlieku kryželius, nes dimensions jo būna nemažai, kaip ir mazgelių, įvairios sudėties, ir 2 gijo, ir 1 gija, ir baltos spalvos, ir juodos, tai kad pamatyti tą galinį vaizdą, tai dimensions visada įsisiuvinėju dalį ir atlieku tą vadinamą biesą arba atgalinį dygsnelį, adat atgal, taip, apipavidalinantį dygsnelį, taip, tai kad būtų gražu. Siuvinėju ant 14 kaunto, viskas patinka, tinka, reikės skirti dėmesio daugiau baltam fonui. Ir kitą kartą eisiu siuvinėti balto fono ir keliausiu link tų 2 dovanėlių. 80%. Tai, va, tai beveik jau į pabaigą. Gal pavyktų padaryti pabaigtuką. Taip. Džiaugiuosi, kad jinai ta kojinė gerai juda. Na, kryželiai, o tokie, mazgeliai, bieseliai, mašinėlė, dovanėlės. Va. Labai įdomu bus, kaip apipavidalinti kojinę. Reikės žiūrėti video, niekada nedariau to, tai būtų mano pirma kojinė. Ir manau, kas išsiuvinėja kojinių, tai jau tampa fanu. Taip, manau taip. Sekantis projektas, kurį laikau tokiame taškuotame dėkliuke savo siutame, yra Riolis ir parodysiu koksai. Pradėjau pernai metais, tai čia Riolis vilnos rinkinukas Gingerbread Tale, imbierinio sausainėlių pasaka, imbierinės duonelės pasaka. Manau, kad čia imbierinis namelis ir taip pat galbūt netgi, nežinau, gali būti imbieriniai eglutės žaisliukai žvaigždutė, mėnulis, gal. Tai va, tai čia tokia kompozicija. Na, tai va, aš išsiuvinėjau šį mėnesį ant Riolio žvakių apie 200 kryželių ir siuvinėjau irgi šitame mažame lankelyje. Va. Išsiuvinėjau namelio šoną, žalumynus, eglutę šaką, žvaigždutę ir žvakę šiek tiek pradėjau. Čia reikės kažkaip dar kažką čia
padaryti šitoj vietoj, tai biesą ir pastorinti ją, nes kažkaip čia jinai plonoka. Kryželiai man čia nelabai patinka mano, tame paveikslėlyje daug gražiau jie kažkaip išdėlioti. Taip, tai va. Siuvinėjasi sunkiai, daug smagiau vilnoniai siūlai gula ant lindos arba ievos. Ja, ant kanvos, šios juodos kanvos, jie gula šiurkščiai, taip ne taip maloniai, bet reikia jau pabaigti, kai apsiėmiau. Tai va, kur keliausiu toliau, tai į viršų, į žvakes, į viršų, į kitų lempučių. Taip, tai šį mėnesį čia pasistumėjau 1100 kryželių. Ne šį, o rugsėjo mėnesį. Taip. Šį mėnesį išsiuvinėjau ant DMC Simplerio 1500 kryželių. Tai čia bus mūsų vestuvinis Simpleris. Aš jį taip skyriau, reiškia, kad jisai toks būtų, šiaip tai gal nėra toksai. Čia pakeičiau datą mūsų vestuvių, parašiau mūsų inicialus ir vestuvių tik metus čia. Tai galiu parodyti, ką pavyko padaryti šį mėnesį. Taip. Tai va, atsiprašau. Palikau kažkiek siūlų, kurias tęsiu toliau. Gaila, kad neužtenka lankelio, labai nedaug trūksta. Bet va, tai pasidariau tos krepšelių motyvus. Tai buvo štai eilutė. Tai va, dabar tiek išsiuvinėta. Ir dabar čia yra 50% darbo. Atrodo jau taip nemažai. Pažiūrim tada, ar tikrai atrodo 50%. Taip, tai dabar liko, čia esam. Ir dabar liks va ta tokia užpildyta gan tirštai dalis ir raidės, visos raidės. Aš jas atliksiu, manau, nes nelabai daug turiu tokių semplerių su raidėm ir be to čia jis ir vadinasi DMC firmos tradicinis semplis Abecedère Traditionnel. Abecedère, gal taip atsiprašau, prancūzų taip nelabai gerai moku. Tai va, kur keliaus toliau? Į viršų. Taip, kiek lankelis leis. Siuvinėjau ant 4 Nurge firmos lankelio. Magnetukas traukinukas iš traukinių muziejaus. Ženkliukas perdarytas. Tai va. Tokie kryželiai. Ir manau, kad šitas procesas turi nemažai mėgėjų, fanų ir daug kas laukia, kad jis būtų išsiuvinėtas. Tai va, tokie krepšeliai, čia eglutė, man atrodo, gėlytės, pagrindinis medis, va, kaip netgi kryžiaus motyvas per vidurį, mūsų raidės I ir P. Va, dviejų spalvų yra šitose eglutėse tie spigleliai, taip, širdelės vienodos, atkartojimas simetriškai, abi pusės atsikartoja. Labai džiaugiuosi, kad pavyko pajudinti, nes buvau, man atrodo, 2 mėnesius praleidusi, berods taip, ar mėnesį. Siūlų užtenka, viskas gerai, paletė rami, siūlai tokie pasteliniai. Labai, labai, labai gražus projektas. Per rugsėjo mėnesį čia išsiuvinėjau ant šito projekto Dimensions saldasis nektaras, Amishop kopija 1600 kryželių, labai gerai siuvinėjasi. Tai pradėjau va šį čia, taip, išsiuvinėjau čia foną, na čia kažkas, šitą kolibrį, atlikau jam snapelį, tiesiau toliau šituo auksiniu siūlu, rudų siūlų su auksiniu metaliku šitą kraštelį, šias gėlytes, man atrodo, kad čia yra fuksijos, nes tokios panašios labai.
Toliau šito žalius lapelius ir va čia rėmelį. Čia yra klaida, manau, reikės mane ištaisyti, nes praleisti kryžiukai. Taipogi užpildžiau va šitą gėlę, šitą petuniją, joje atlikau apipavidalinti reiškia dygsnelį ir šiek tiek foną, jis toksai labai gražus, švelnus, tokia spalva žalsvai, gelsvai, mėlyna, šiek tiek pilko, biesas pilkas, tai va. Taip, darbas jau juda link pusės. Keliausiu toliau, toliau keliausiu šitoj va vietoj, kad išsiuvinėčiau šitos likusius siūlus. Taip palieku, jeigu matau, kad lankelį netelpa, bet galima toliau panaudoti, tai nenukerpu. Štai gražus koksai darbas, tas saldusis nektaras, šita mano svajonių lėkštė. Visą laiką svajojau ją siuvinėti ir va pasitaikė proga. Nebegaminamas rinkinys Dimensions, nežinau ar bus atkurtas, čia jau reikia žinovų klausti, aš nežinau. Toks metalikas, pusė bėdos, negaliu labai skūstis, tai, bet aš neišranki, matau va, tik tai va tas, va, kas čia dabar reikės nukirpti. Taip, tai va. Toks grožis. Tokie kryželiai. Dar daug darbo laukia, bet labai to smagaus darbo tokio. Kai kiekvienas kryželis džiugina, labai gražus, ryškus darbas, taip. Va. Patrauksiu čia, taip, tiek išsiuvinėta tos lėkštės. 28 kauntas Evos, tai bus gan didelis jos formatas. Savo rudeninius darbus rodžiau name video, tai čia tik parodysiu vis dėlto, kad siuvinėjau malūną ir jam teko 1100 kryželių. Lukas firmos Autumn Landscape, rudeninis peizažas. Ir siuvinėjau šios medžius, medžio atspindžius ir lapus. Taip, tai kadangi rodžiau ir gal nerodysiu savo tų pradėtukų, kuriuos ten parodžiau jums praeitame video, tai jeigu norit, galit pažiūrėti. Tai buvo mano visi rugsėjo mėnesio kryželiai. Dabar parodysiu savo turimų magnetukų kolekciją. Kol kas laikau jas tokioje dėžutėje. Mes visi mėgstam tikriausiai metalinės dėžutes, visos tiksliau siuvinėtojas mėgsta. Tai kai jeigu gaunu kokią gražią dėžutę, tai tikrai ją pritaikau. Tai va, magnetukų neturiu daug ir neturiu labai kažkokių įspūdingų, juos dažnai pasigaminu pati arba nusiperku. Tai va, turiu medžių kolekciją, vienas liko Halloweeną, kiti visi ant procesų. Turiu tokį natūralaus akmens širdelę, saulytę, tai daug paukščių iš Folono muziejaus ten pirkau, tai jie gal ir nelabai laiko gerai adatas, bet labai, manau, gražiai atrodo, ant ypač pavasarinių procesų. Folonas yra belgų dailininkas, ne impresionistas, modernistas. Taip labai pažiūrėti galima, labai įdomus dailininkas. Van Gogo puodelis tiktų prie gal net jūrinių kažkokių procesų. Tai va, drugeliai, labai mėgstu drugelius, tik mažai jų siuvinėjau. Tai va, metaliniai magnetukai mano mėgiamiausi, nes lengviausiai pritraukia adatą. Čia yra perdarytas dailininko va toks kaip ženklelis paletės. Perdariau magnetuką čia iš Temu. Čia tokia senovinė močiutės sagė vintažinė, tai perdariau jo, nelabai kur naudoju.
kai kada galima magnetukų gauti, jau toks ir buvo tokie šaldytuvo kelioniniai iš kažkokio miesto, pavyzdžiui. Tai va, šitas puikiai tinka, jisai galėtų net pritraukti žirklutes. Man atrodo, negali, bet puikiai pritraukia adatas. Toks magnetukas labai gražus tiktų rudeniniam procesui. Čia mano gamintas besmėgenis iš polimerinio molio. Taip pat gamintas toksai sausainėlis iš sausainio formelės. Turiu labai tokią įspūdingą bitę iš Temu. Man patinka bičių procesai. Tai va, čia galvoju, gal bus gražus magnetukas, dar nepadariau. Magnetukas iš Maltos ordino. Ir toliau labai, kadangi mėgstu gyvūnus, elnio magnetukas. Ir šitie magnetukai neblogi, iš kažkur pirkau, neprisimenu kur. Suknelės motyvas, arklio motyvas. Ir kalėdinis seneliukas iš kažkokios senos sagės padarytas. Taip, va. Dar keletą turiu, bet, žodžiu, magnetukų neturiu daug. Stengiuosi jiems neleisti daug pinigų, bet parinkti procesui tinkamą ar pasigaminti. Atkeliavo didelė kolekcija iš Temu, po to jums darysiu apžvalgą ir parodysiu. Ten galima labai daug pasigaminti magnetų iš Temu. Tai va, taip, tokia mano kolekcija. Tokia saulėgrąža, dabar jau jos subrendė. Va, ir jau ten gal yra sėklyčių. Va, ir tokių nemažai. Čia prie mūsų yra didelių galvų ir mažesnių, aukštų, žemų. Visokių, kažkas jau yra pasisavinęs. O taip bėgam visada, kažkur lekiam. Taip, bėgam, lekiam, kur mes bėgam, kur mes lekiam. Į priekį. Pirkinukus noriu apžvelgti, tai va nusipirkau tokį DMC rinkinį. Tikrai ne už tą kainą, čia iš Vintedo. Kas sužavėjo, kad yra va, kažkoks kaip česnakas ar svogūnėlis gėlės, paukštukas, tas solelis aš esu tokį siuvinėjusi. Toksai sampleris, Afodante, on the bench. Žodžiu, reikėtų išsiversti, nežinau. Toks rinkinukas. Toliau Lanarte būtų toks rinkinukas. Šitas mano labai senai jau svajotas iš Margelin Bastin kolekcijos. Kaip vadinasi, neparašyta. Nėra pavadinimo. Čia yra ir vazonėlių, ir parvirtės vazonas, ir zylės, ir vandens kolonėlė. Tai va toks nuostabus, kaip pasakyti, rinkinukas. Dar iš rinkinių senovinių nusipirkau tokį Dimensions, niekada nebuvau mačiusi. Wild Rush, laukinis skubėjimas. Šis ant 14 kaunto. Dizaineris Chris Cummingsas, sukurta Dimensions 2003 metais. Tai va, yra pusinių, aišku, 14 kauntas, rami paletė, tokie arkliai, kodėl jie smagus, lekia greitai kaip mustangai, nedaug siuvinėti, paprasta kolekcija, kodėlgi nepaėmus, čia iš vienos vietos pirkau. Iš tos pačios vietos nusipirkau tokį va On the Pond. Čia labai mėgstamas mano motyvas, tai būtų vandens lelijos ir varlės. Nendrė su laumžirgiu. Antis tai kaip antys, bet varlė, žiūrėkit, kokia žavi. Sveiki, aš šunis atėjo. Tai va, kokios tam žurnale yra konversija, o schemos yra, man atrodo, gan sudėtingos.
O gal paišytos ranka, bet netvirtinu, gal jau su kompiuteriu, bet atrodo, kaip biesas tarsi ranka pieštas. Taip. Tai va, tokios schemos tai gan sudėtingas, bet vaizdas tai labai gražus. Va tokia brošiūra On the Pond. Toliau labai gražus būtų Anchor rinkiniai 2. Tai vienas toksai Wildlife of the Hedgerow. Aha. Kažkaip nefokusuoja. Čia yra visokie gyvūniukai ir sampleris toksai labai gražus. Anchor su pilna siūlų. Nebrangiai iš Vintedo. Taip pat antrasis jo draugas, tai būtų Wildlife of the Waterways, tik tai paukščių ir ežero motyvas, labai gražus rinkinys ir jo irgi pilna siūlų. Taip, labai patinka man Anchor siūlai. Ką toliau įsigijau, tai būtų Halloweeno žurnalą. Va tokį, tikriausiai esat matę jo apžvalgą, čia yra 50 siužetų. Ir kas labai patiko, tai va visokie monstriukai ir keletą ir visokių va užrašų yra. Parodysiu patikusį siužetą toj. Va patiko šie siužetai, moliūgai įvairiausi, karieta, va kaukolė moliūgas. Gan žymus yra šitas dizainas, va. Happy Pumpkin, Afraid, Cat and Angry. O šitas labai toksai linksmas dizainas ir būna raktas ir kitoj pusėje bus schema. Taip. Klasikinis dizainas, va taip va apipavidalintas su vaiduokliais ir moliūgais. Tikrai toksai nuotaikai suteikti yra, toksai smagus, tokie smagus. Tokia serija smagi va su gėrimais. Trick or Treat va. Irgi va gėrimas, kaip sriuba Nightmare Before Coffee. Yum. Gold Whip irgi va gėrimukas. Ir čia tokia taurė kaukolinė. Tokia serija. Toks visas sampleriukas įdėtas, tai yra ne tik maži siužetukai. The harvest moon grows round and bold in pumpkin sheets outlined in gold. Beware what deer crawls up your sleeve, for this the night called Hallows Eve. Toks paaiškinimas, labai graži nuotrauka su špule. Bieso mėgėjams Trick or Treat, Jack-o'-lantern. Labai, manau, nemažai bieso šitam. Va tokia varna, man šitą visai patinka šis siužetas, bet to ieškau savo, kur labai patikusio. Šis vadinasi Woeful Reef. Patiko šitą seriją, va šis tinginys, šitą skrybelė labai įsiminė. Ups, šita ragana. Broom Parking. Ir raganas tokias sumuša rankom. Tai va, šita serija labai smagi. Ir gale parodyti visi dizainai įtraukti į žurnalą. Manau, tikrai apsimoka tokį žurnalą turėti. Galima tikrai rasti gražių dizainų. Koks čia numeris, tai Just Cross Stitch 2021 Special Collector's Issue. Gal pasitaikys kur? 50 plus Spectacular Ornaments. Halloween. Tai va, dar čia reklamuoja Milhilo siužetukus. Tai gal tokius turit. Ir mažus, ir didelius. Norėčiau turėti gal visus apatinius ir tos vartus. Ta ragana turėtų linksmai siuvinėtis. O ši pelėda nuostabi. Mašinėlė.
gal net matot savo kažkokius siuvinėtus siužetus. Tai tiek. Tai va, ačiū, kad žiūrėjo. Dabar ištrauksim nugalėtojo Riolis rinkinį. Praeitam video buvo galima laimėti Riolis komentuojant 2 rinkinukus. Tai šį ir ten tokį mažylį, man atrodo, aš vidų įdėjau. Kartu vienas žmogus gali laimėti, tai va, mes išrinksim burtukėliu. Ačiū labai, kad dalyvavot, komentavot, visiems labai ačiū, labai smagu, labai džiaugiuosi komentarais. Nedaug čia dalyvių, tai turit neblogą šansą. Pažiūrėsim, kas tai bus. Ir tai yra Ingrida. Tai galite pabandyti parašyti e-mailą po video. Po to galima, mes kai šį pamatysiu, ištrinti, arba susisiekit su manim Instagram'e, arba per Messengerį, arba netgi Kryželių namų grupėje kažkur. Taip, lauksiu, Ingrida, malonu ir iki kitų kartų visiems. Iki!